Šį gaivų pavasario vakarą noriu su jumis pasikalbėti apie barbes, apie tabų ir apie kultą. Tiesiog aš žiūriu, kas vyksta aplinkui ir man vis stiprėja įspūdis, kad mes gyvename tokioje kaip barbių filosofijoje. Jei nepatinka žodis barbė, galima tą žodį pakeisti brats ar ten nežinau kokios lėlės, su kuriomis mažos mergaitės žaidžia. Tiesiog, jeigu jūs turit vaikų arba jeigu jūs ir neturit vaikų, bet tiesiog domitės tuo, kas vyksta aplinkui, turbūt atkreipia dėmesį, kaip iškreiptai, kokios iškreiptos realybės pavyzdžiais auginami vaikai. Ta prasme, pasižiūrėkime animaciją, sovietinę animaciją, Tarybų Sąjungos animaciją, kokios ten yra moteris, kokie yra moterų santykiai su vyrais, koks tas bendravimas yra neiššaukiantis, nevulgarus, nekoketiškas ir neseksualus. Ir kokia animacija yra dabar, kurią žiūri vaikai. Bet iš tikrųjų, ką aš labiausiai norėjau ne apie tai netgi iš tikrųjų pakalbėti, aš lėlės, brats, ne, pradėjau nuo to, kad apie brats, arba barbių ten tą filosofiją. Tai žiūrim į barbę, ne, ir žiūrim, tarsi mato moterį, subrendusią moterį, bet jos figūra visiškai netitinka realybės, net tobulos moters figūros netitinka lėlės barbės figūra. Ir kai mergaitės auga žaisdamos tokiamis lėlėmis, ir kai berniukai mato tokias lėlės, su kuriomis žaidžia mergaitės, iš pat vaikystės įauga į mūsų pasąmonę įsitikinimas, kad štai kas yra tobula figūra ir kaip tobula moteris turėtų atrodyti. Tai jeigu mes galvodame apie kūną, tai jau susidarom kažkokį iškreiptą suvokimą apie jį. Tai apie šiaip gyvenimą taip pat mūsų tas suvokimas labai primena lėlę brats, arba kodėl man tos brats, barbė, ir brats barbė, nesvarbu. Tiesiog, kur aš lenkiu, kad pas mus dabar, ką aš labai stipriai matau, yra labai gėda būti ištiktam nesėkmės. Tarsi tai kažkas gėdingo, arba, nežinau, negalima apie tai kalbėti viešai ir tiesiog jeigu kažkas pakalba apie savo sunkumus viešai, tai susilaukia ir dar koks nors, pavyzdžiui, pozityvus žmogus pakalba apie tai viešai, apie savo sunkumus, su kuriais susiduria, tai aplinkiniai visi būna šokiruoti arba išsigandę. Nežinau, kodėl. Jeigu mes pasižiūrėtume į gamtą, tai niekada nėra taip, kad diena būtų nuo ryto iki vakaro ir kad naktis būtų ištisą parą. Yra tiesa šalių kažkur tai žemėje, kur būna ten ta labai ilga naktis ir baltosios naktys. Bet jeigu pažiūrėtume Lietuvoje ir galiausiai didžiojoje žemės dalyje, tai diena keičia naktį. Metų laikai keičia vieni kitus, tai pavasaris, tai vasara, tai ruduo. Prieš porą mėnesių dar aplinkui buvo sniegas, o po poros mėnesių mes jau vaikščiosim įdegę su trumpom rankovėmis. Ir net neprisiminsim šitos akimirkos dabar, kai sėdžiu aš su šaliku, 2 megztiniais ir striukė lauke ir, žodžiu, visą dieną lijo. Tiesiog noriu pasakyti, kad viskas kinta. Viskas kinta, o mes gyvename taip, mes siekiame to sustabdymo, sustojimo, nejudrumo. Ta prasme, mes siekiame to, kas nėra natūralu. Sėkmė keičia nesėkmę, o nesėkmė keičia sėkmė. Ir tai irgi yra visiškai normalu. Dabar apie kultą, ką aš minėjau, tai kultas yra sėkmės kultas. Dabar toks įspūdis susidaręs, kad kai tau nepasiseka, tai, čia, žodžiu, tabų, negalima kalbėti apie nesėkmės, negalima sakyti žodžių su priešdėliu ne, nes visata negirdi žodžio ne. Pavyzdžiui, jeigu aš nenoriu, tai reiškia, noriu ir viskas išsipildys taip, kaip aš iš tikrųjų nenoriu, bet kadangi visata negirdi ne, tai čia, mintim, supratot. Tai žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kadgi, juokingi šitie tabu, kuriuose mes gyvenam, kad nesėkmė yra kažkas gėdingo, tai yra normalu, tai yra normalus gyvenimo procesas. Kai ištinka kažkas tai nemalonaus ar kažkokie sunkus periodai užeina, tai yra visiškai normalu ir nereikia čia dėl to labai pergyventi. Lygiai kaip ir atėjus sėkmei,
nereikia, kaip, galima tikėtis, kad jinai tęsis amžinai, bet viskas banguoja ir ačiū Dievui, kad banguoja. Nes žinote, kada nustos banguoti? Tada, kada mes paliksim šitą kūną ir šitą visatą ir kažkur kitur persikraustysim, kur bus gerokai daugiau kančios arba gerokai daugiau laimės. O galbūt kaip tik mes grįšime į dvasinį pasaulį, kuriame bus vis auganti laimė ir vis didėjantis džiaugsmas. Bet ir tai, tai nebus, ta būsena, net ir ten, net ir tame dvasinėme pasaulyje, kurie prašo vedų šventrašiai. Net ir ten nėra sąstingio, nėra mirties taško, nejudančio taško. Ten tiesa laimė vis auga. O čia jinai banguoja. Tai tiesiog gyvenkime ir nebijokime nesėkmės ir nepasidarykime iš sėkmės kulto laimingai.